Tai yra kažkokia beprotybė, naikinimo žmonių, kariniai pramoniai skiriami milijardai. Niekas čia mūsų nebepuola, nuo 91 metų niekas nebepuola, bet investuojam į tankus, kuriuos karo atveju išneštų per porą minučių. Vaikinai irgi mikrofonai padėti, tai žiūrėkite, jeigu mane apkalbinėsit, klausyk, su Dominiku, tai... Be jokių regalijų, jeigu jūs nieko prieš. Aš sakysiu Raimondai, jūs man sakysit Dominikai. Galim susitarti? Puiku. Ką šiandien deginsim ant laužo? Geras klausimas. Tegu nuteisiama kokiem 4 metam, nežinokit, pavargau nuo Lietuvos, pavargau nuo debilų. Kariniai pramoniai skiriami milijardai. Jį deda parašus, gynybos vadas neša, tai realiai jie būtų turėtų čiuožt lauk. Čia eina kalba apie kažką kitą, žinot, gal nebūtinai apie Lietuvos karinės vadą, nes jam vadina gynybos vadu, tai gal gynybos vadas yra kažkur tai Kinijoje, gal Rusijoje reiškia. Manęs nelabai išgąsdins iš tikrųjų, nelabai aš ko ir bijau. 50 000 sekėjų Facebook'e turintis 8 kartus teistas Andrėjus Lobovas. Kareiviai atvažiuoja daryti statuiruotės ir verkia, sako, jeigu Rusija užpultų, kuo mes gintumėmės, lopetom, sako. Ukrainos pavyzdžiai lygiai tą patį. Naratyvas labai panašus, kad pirmiau diskredituoti valstybės institucijas, šiuo atveju kariuomenę, vėliau einam giliau, reiškia, nubraukiam pinigus, tada išmušam visus dantis. Čia yra kanalas ant laužo. Žemaitaitis. Kažkas naujo. Kažkas geriau, negu kad supūsi ta sistema, kuri per 30 metų nieko nepakeitė. Taip yra susidėlioja žvaigždės, taip susidėlioja meteorologiniai tam tikri dalykai. Kur renkasi tie žmonės, kurie yra užsiknisę nuo skleidžiamo melo. Švydus, tai vierchų vierchas, čia bazaro nėra, ir protų vierchas, ir pasiekimai. Socialiniuose tinkluose ir visur kitur viešumoje. Lenutienė, maladės bobočių. Gali būti, kad tas sindromas užkrėstas. Tas pleištas tarp visuomenės ir kariuomenės kalamas labai aktyviai būtent dabar. Ir visiems atrodo, kad Rusija staiga tokia pūkuota, švelni ir taip toliau. Ne, žmonės, atsipeikite. Jie nepasikeitė, jie toliau nori tas sienas, nori tas buvusią Sovietų sąjungą atstatyti ir mes būsim greičiausiai sekantis, jeigu mes neparodysim ryžto. Gynybinės linijos neveikia todėl, kad jas galima apeiti. Tiesiog jas galima apeiti. Čia tai anekdotas. Bet čia geras. Gynybinė linija už 100 milijardų, kaip jie čia planuoja, už mūsų pinigus, pabrėšiu mūsų pinigus, kuriuos mes neprašom, kuriuos mums nereikia, kurie mums nepadės. Jie tiesiog paims ir apeis tą liniją. Tokia balalaika, tie pezalai, jie kažkaip tai va, atrodo, tai biškai va, kaip ir apie tą šiek tiek melo, šiek tiek tiesos reiškia kažkokia tai. Jis gal kariuomenėj tarnavo, viską labai supranta. Jeigu žinotų priešas, kad mes ten milijonas gyventojų, kiekvienas yra ginklas, kad kiekvienas už nugaros, kaip profesorius Landsbergis sako, turi finką ir tau gali į nugarą įkalti. Karštas kaip ugnis iš patrankos. Naujas epizodas jau Patreon ant laužo kanale. Noriu pasakyti tai, ką turbūt reiktų pasakyti kiekvienam uniformą vilkinčiam žmogui. Ačiū už tarnybą.